dauguma dalyvių ir aktyvus, daug klausimų, pačių įvairiausių klausimų. Aš norėčiau savo pristatymę trumpai paaiškinti, kuogi ta nauja įmonė Lesto skiriasi nuo buvusių dviejų, kurių pagrindų mes įsikūrėm ir kuogi mes skiriamės. Tai pirmiausiai apie pačią bendrovę, apie jos veiklos filosofiją, kokie jinai yra šiandien, kur mes einame ir kokie mes norim būti ateityje. Trumpai apie pačią bendrovę. Tai jinai buvo įkurta nuo šių metų pradžios, pradėjo savo veiklą dviejų buvusių skirstomųjų tinklų operatorių pagrindų, tai Rytų skirstomųjų tinklų bendrovės ir VST pagrindų. Ir kaip matote, įstatinis kapitalas yra 603 milijonai. Akcininkų sudėtis šiek tiek pasikeitė. Dabar mes turime 82% valstybės akcijų, valstybė valdo akcijų, o privatus investuotojas yra Eonrurgas, kuris dabar turi 11,7% akcijų ir likusiai yra smulkieji turi 5,6%. Tai, kaip matot, akcininkų struktūra yra tokia, kad mes esam valdomi valstybės ir turime atitinkamai privalumą tokį, kad mums yra pakankamai didelis kapitalas, pakankamai dideli piniginiai srautai ir kaip infrastruktūrinės įmonės veikla yra stabili, mes nejaučiam konkurencijos ir galim pakankamai pagristai prognozuoti savo veiklą. Vėlgi, kalbant apie klientus, matom, kad tai yra 1,5 milijono klientų, iš jų 62 tūkstančiai, yra verslo klientų, praktiškai visi Lietuvos gyventojai arba savininkai būsto ir pastatų, kurie turi sutartį su mūsų bendrovė ir mūsų klientai ir atitinkamai beveik visi verslo klientai taip pat yra mūsų klientais. Valdomas turtas yra virš 5 milijardų, darbuotojų skaičius šiuo metu po sujungimo yra 2872, tai lyginant su tuo, kas buvo skirstomuose tinkluose iki sujungimo, tai darbuotojų skaičius sumažėjo daugiau kaip 500 darbuotojų. Na ir eksploatuojama tinklo teritorija yra visa Lietuva ir visa teritorija yra padengta mūsų tinklu, elektros skirstomuoju tinklu, bendras ilgis yra 121 tūkstančiais kilometrų. Tai jeigu lyginti su žemės rutuliu, tai 3 kart galima apjuoti savo linijų žemės rutulį. Transformatorinių pastočių turime 34 tūkstančius ir kitos įrangos taip pat turim pakankamai daug. Ir visus klientus minėtus aptarnauja 51 klientų aptarnavimo centras Lietuvoje ir praktiškai dengia visą teritoriją. Kokiagi mūsų filosofija, kuo mes skiriamės nuo to, kas buvo iki sujungimo. Tai mes iš tikrųjų norėjom, kad tai būtų nauja bendrovė, turinti savo viziją, savo misiją ir einanti tuo keliu, kuris garantuoja ne tik efektyvę įmonės veiklą, bet tuo pačiu ir sugeba pateikti kokybiškas paslaugas savo klientam. Taigi, pirmiausia, misiją mes apibrėžiam kaip pateikiam elektros energiją kiekvieno prasmingam gyvenimui. Ne tik tai patikimai tiekti, bet ir užtikrint prasmingą gyvenimą. O vizija yra tapti pavyzdinė įmonė turinčią visuomenės pasitikėjimą. Tai čia yra didžiulis iššūkis, norim tapti pavyzdinė įmonė ne tik tarp infrastruktūrinių įmonių, bet aplamai Lietuvoje. Na ir aišku, tikimės, kad tą visuomenės pasitikėjimą, kurį dabar turime, mes išlaikysim ir jį dar sustiprinsim. Tam, kad būtų aiškios vertybės, kuriomis turim vadovautis, įvardinom 5 pagrindinės. Tai pasišventimas, tai pozityvumas, tai inovatyvumas, bendradarbiavimas ir pagarba. Vertybės nėra kažko išskirtinės, bet ką mes savo kokį uždavinį keliam, kad tos vertybės nebūtų deklaracija, taip pat kaip ir vizija ir misija, bet tai, kad būtų mūsų gyvenimo, mūsų darbo
norma, kad jais vadovautųsi visi beveik 3000 darbuotojų. To keliu einam, turime jau ir kai kurių sėkmės atvejų ir manome, kad mums pavyks sukurti tokią įmonę, kuri iš tikrųjų vadovausis tom vertybėm ir turėsim naują kultūrą. Taip, kaip minėjau, vizijoje mes norim turėti visuomenės pasitikėjimą ir todėl vykdom kelis socialinius projektus. Čia išskirsiu 3. Tai yra susiję pirmas socialinis projektas Operacija 2020, tai čia būtų ilgalaikė gyventojų švietimo iniciatyva. Kita būtų programa Tiek, kiek reikia. Tai čia projektas yra naujas ir skirtas mokyti vartotojus racionaliai vartoti energijos išteklius. Ir pereitų metų pabaigoje mes darėm specialią konferenciją, pakvietėm stambiausius mūsų klientus, verslo klientus, kai kas turbūt iš čia esančių taip pat dalyvavo. Ir būtent bandėm pateikti praktinius pavyzdžius, kaipgi galima turėti tą pačią kokybę su mažesnėm sąnaudom. Na ir trečia socialinis projektas, trečias būtų elektromakės, skirtas vaikam, jaunimui, tam, kad susipažinti juos su tuo, kas yra elektra ir išmokti saugiau naudotis. Ir šiek tiek noriu pasigirti, kad jau turime pirmą apdovanojimą. Šiais metais gavom metų bendruomeniškiausios įmonės apdovanojimą, kaip po sėkmingai vykdančią socialinius projektus. Taigi šiandien mes esam infrastruktūrinė įmonė, turim stabilų pajamų lygį ir strateginę svarbą mūsų šalyje. Pajamų lygį apsprendžia reguliatorius ir taip pat kaip ir buvo iki sujungimo, reguliatorius nustato mums viršutinės kainų ribas ir tarifus tvirtina. Ir jeigu lygintume šių metų pirmą ketvirtį su pereitų metų pirmų ketvirčių, o pereitų metų pirmą ketvirtį imam aritmetinį vidurkį RST ir VST, tai energijos suvartojimo kiekis išaugo 0,2 procentais, bet kas yra įdomu, kas ir mus pačius šiek tiek nustebino, kad buitinių klientų suvartotas kiekis sumažėjo gana ženkliai per tą laikotarpį, bet išaugo verslo klientų suvartojimas. Tai rodo, kad vis tik tai ekonomika atsigauna, verslas atsigauna ir elektros suvartojimas tai yra tas rodiklis, kuris parodo iš tikrųjų, koks yra ekonomikos būklė ir koks yra ekonomikos pulsas. Tai suteikia mums vilčių, kad iš tikrųjų ekonomika augs. Ir turim dar kitą indikatorių, kuris rodo, tai naujų vartotojų skaičius, kuris šiais metais pareiškia norą prisijungti prie mūsų tinklų gerokai didesnis negu pereitais metais. Tai yra naujų vartotojų taip pat gana sparčiai daugėja. Na ir jums turbūt tai įdomu, aišku, kaip investuotojams arba būsim investuotojams, kiekgi tų dividendų mes išmokam. Tai galiu pasakyti, kad už pereitus metus, tai yra už RST ir VST įmonių veiklą, buvo išmokėta arba skirta 61 milijonas litų, o prieš tai, imant dar 9 metus, tai buvo išmokėta beveik 100 milijonų litų dividendam. Taigi paskutiniai 2 metai rodo, kad pagrindinis akcininkas kaip valstybė dividendus moka ir tai yra kažką minėti. Ne? Kad tikimės, kad ir ateityje ta tradicija išliks. Ką mes nutarėm keisti įmonių veikloj arba kur mes nutarėm eiti, tai aišku, pirmiausia, dedam visas pastangas ir nusimatę strateginę kryptį didinti įmonės vertę. Tai yra svarbu visiems, tai svarbu akcininkam, tai svarbu įmonės darbuotojams, tai svarbu galų gale ir klientam. Ir įmonės vertę didinsim eidami 3 kryptimis.